Tai gavau prašymą, kad parodyčiau, kaip padaryti, kad savo Minecraft serveryje negalėtų griauti būtent tai kažkokio bloko. Tai iš tiesų nėra tai labai sudėtinga, turiu paprastą light hostingą ir mums reiks tik 4 pluginų, nėra tik, bet jie visi yra reikalingi, tai mums reikės World Edito, reikės World Guardo, taip pat mums reikės įskiepių VG Block Restrictor ir mums reikės custom flagų, tai įsirašom 1.9 versija tinka ir 1.10 versijai, tai nežinau, turėtų tikti ir kitoms versijoms. Ir mums šitų 4 pluginų kaip ir užtenka, galim serverį dabar įjungti. Ir galim bandyti prisijungti. Tai jo, pradžiai mums leis visus tuos kirsti blokus, aš nežinau, ar aš esu opas ar nesu. Jo, vis tiek, jeigu aš nesu opas, man vis tiek leidžia juos kirsti. Ir kad mums neleistų kirsti, tai mums reikia vieną komandą parašyti, tai yra šią komandą. Ji bus video description'e, tiesiog aš tuoj save greitai pasiopinu, nes turi būti opas. Įmėsiu description'ą šitą komandą ir tiesiog įmetam šitą komandą, nebeleis mob spawnerių. Kadangi aš dar opas esu, man dar leidžia, bet jeigu, sakykim, nesu opas, tai man tiesiog jau nebeleis jų kirsti. Kitus blokus, aišku, leis kirsti, tik jis neleis mob spawnerių kirsti. Tai jo, vietoj to mob spawner galite įrašyti bet kokį kitą bloką, galite blokus atskirti kableliais ir sakykim, šitą global kintamai galite pakeisti savo regiono pavadinimą, jeigu jūs turite regioną pasižymėti kažkokį tai. Tai jo, čia maža pamokėlė, kaip padaryti, kad pasaulyje neleistų griauti tam tikrų blokų.